Rytoj, birželio 23 dieną, Didžioji Britanija balsuos už tai, ar likti Europos Sąjungoje, ar ją palikti. Didžioji dalis žmonių tikrai nežino, kaip visas šitas balsavimas pasibaigs, ar Didžioji Britanija liks Europos Sąjungoje, ar ją paliks, tikrai nėra aišku. 44% apklaustų žmonių galvoja, kad Didžioji Britanija paliks Europos Sąjungą, 44% irgi galvoja, kad Didžioji Britanija pasiliks Europos Sąjungoje. Niekas dar nežino, kuo viskas pasibaigs ir nesusprendusių žmonių kiekis yra tikrai didelis. Kaip 81 metais pasakė Klešai, Didžioji Britanija dabar galvoja, jie bando apsipręsti, should they stay or should they go. Anglijos išstojimas čia vadinamas Brexit, tai yra British exit. Brexit yra labiausiai nuvalkytas juokelis pastaruoju metu, nes kiekvienas, ko gero, žmogus per pastarosius porą mėnesių yra bent kartą pasakęs, kad Brexit skamba kaip koks granolos batonėlis ar sausas pašaras šunims. Vienas dalykas, ką reiktų tikrai atsiminti, kad balsuos anglai, o anglam balsuoti nelabai galima leisti, nes paskutinį kartą, kai anglai balsavo, jie pavadino laivą Boaty McBoatface. Ko gero, sprendimas jiem leisti už viską balsuoti nebuvo pats geriausias, nes tikrai jie nelabai žino, ką daro. Europos Sąjunga buvo įkurta su ta idėja, kad sukurti bendrą ekonominę sistemą ir kad šalis tarpusavį nustotų kariauti. Šiuo metu Europos Sąjunga yra 28 valstybės, iš kurių didžioji dalis jau turi eurą. Viena iš priežasčių, dėl ko UK nebenori likti Europos Sąjungoje, yra būtent svaras. Jie nori pasilikti svarą, nes jie tikrai įsitikinę, kad svaras yra daug stipresnė valiuta negu euras ir jiem nuo to bus tai geriau. Pagrindiniai dalykai, dėl ko Didžioji Britanija nori palikti Europos Sąjungą, yra 3. Tai yra mainai, tai yra emigracija ir mokestis, kurį Didžioji Britanija moka Europos Sąjungai kiekvienais metais. Anot politikų, kurie nori, kad Didžioji Britanija paliktų Europos Sąjungą, jie sako, kad Didžioji Britanija kiekvienais metais Europos Sąjungai sumoka 18 milijardų svarų sterlingų. Tai yra didžiulė suma, bet iš tikrųjų 18 milijardų yra teisinga suma ir tie, kurie nori pasilikti Europos Sąjungoje, jie neneigia tos sumos, tačiau 18 milijardų yra tikrai neteisinga suma, nes didelė dalis tų pinigų grįžta į Angliją, grįžta visokiais grąžinimais ir atmokėjimais ir panašiais dalykais. Tai yra Anglija per metus, Didžioji Britanija, per metus Europos Sąjungoje sumoka tik 8 milijardus. Žinau, kad tik 8 milijardus neskamba labai mažai, bet palyginus su 18 tai yra tikrai daug mažiau. Likti Europos Sąjungoje kiekvienam žmogui gyvenančiam Anglijoje kainuoja 35 centus per dieną. Tai tikrai nėra daug už visus gerus dalykus, kuriuos Europos Sąjunga duoda mums, visiems čia gyvenantiems. Manoma, kad iki 2030 metų į Didžiąją Britaniją atkeliaus 2,7 milijono imigrantų. Tai yra tikrai didžiulis skaičius. Jeigu imigrantas, kuris atvažiavo čia, nemokėdamas kalbos atėmė tavo darbą, aš manau, aš ko gero vis tiek liksiu prie savo nuomonės, kad jeigu žmogus nemokantis anglų kalbos sugebėjo atimti tavo darbą, gal ne imigrantė prasme, o gal tavyje. Tiek tie, kurie nori likti Europos Sąjungoje ir tie, kurie nori išeiti iš Europos Sąjungos, jie skleidžia labai daug misinformacijos, kuri yra nuoširdžiai neteisinga ir taip tik tai bando suklaidinti žmonės arba padaryti taip, kad tiesiog ta neteisinga informacija splistų toliau, splistų visiems ir kad žmonės linktų ties viena ar kita linkme. Kas yra visiškai nelogiška, nes tie, kurie nori, kad liktume Europos Sąjungoje, jų pagrindinis darbas turėtų būti tik tai neigti visus tuos kvailus gandus ir parodyti tikrais faktais, kad taip tikrai nėra ir tikrai žmonės nuspręs likti Europos Sąjungoje. Prieš pradedant ieškoti informacijos šitam video, aš buvau praktiškai įsitikinęs, kad Didžioji Britanija liks Europos Sąjungoje. Nors ir rezultatai kol kas apklausų yra lygiai vienodai, 44% nori likti ir tiek pat nori išeiti. Buvau kažkaip įsitikinęs, kad tikrai žmonės bus protingi, nebus tiek kvaili, nėra tiek kvailų žmonių, nėra tiek rasistinių žmonių, kurie nuspręs išeiti iš Europos Sąjungos. Bet kai pradėjau ieškoti informacijos šitam video, žinokit, su kiekviena diena darosi vis baisiau. Tikrai dabar nesu įsitikinęs, į kurią pusę visi krypsta, bet nuoširdžiai tikiuosi, tiek dėl manęs, tiek dėl jūsų, žmonių, kurie nori kada nors atvažiuoti gyventi į Angliją, arba studijuoti, arba dirbti į Angliją. Nuoširdžiai tikiuosi, kad jie nuspręs likti Europos Sąjungoje. Buvęs Londono meras Borisas Johnsonas, jisai vienas iš tų, kuris labai palaiko išvykimą iš Europos Sąjungos. Ir jisai yra vienas iš tų, kuris skleidžia labai daug misinformacijos apie Europos Sąjungą. Leiskit priminti, kad Borisas Johnsonas atrodo šitaip. Nieko neprimena? Įsivaizduokit, kas gausis, jeigu jisai būtų valdžioj ir Donaldas būtų valdžioj. Baisus laikai laukia, gal. Leiskit priminti ir, kad Borisas per pastaruosius savo metus, kai jis buvo Londono meras, jis padarė nemažai įdomių dalykų. Buvo užstrigęs ant virvės,
sugebėjo, žaisdamas Japonijoje regbį su mažais vaikais, numušti mažą vaiką ant žemės. Ir nepanašu, kad buvo tai visiškai netyčinis, bet tikrai vaiko nepagailėjo. Ėjo rimtai, vyriškai. Labai daug žmonių yra dar neapsisprendusių ir nežino, ką daryti ir kiekvieną dieną vis keičia savo nuomonę, nes informacijos, visokios informacijos, tiek už, tiek prieš, tiek teisingos, tiek neteisingos informacijos yra labai daug. Didžioji dalis tų, kurie skaito The Sun laikraštį, mano, kad ES yra tikrai velnio sėkla, yra pats blogiausias dalykas. O The Sun būtų, įsivaizduokit, kažkas panašaus tarp Vakaro žinių ir Delfi. Teoriškai taip, naujienų laikraščiai, bet oh my fucking god, ant kiekiai yra prasti, tragiški ir tikrai neverti dėmesio. Pagrindinė partija, kuri nori palikti ES, yra UKIP. Tai yra United Kingdom Independence Party. Jų tikslas yra sumažinti imigrantų skaičių ir pasirūpinti, kad Anglija liktų Anglija ir tik anglams, kaip buvo Lietuva. Lietuviams tai Anglija anglams. Vienas iš pagrindinių dalykų išstojimo ES terminų yra tas, kad mes nežinom ir nieks nežino, kaip tai paveiks imigraciją. Nes jeigu Didžioji Britanija norės susirasti tam tikrų sandorių su ES, kad galėtų mainytis ir kad jų eksportui tai nepakenktų, išstojimas iš ES, jie turės priimti gan nemažai nutarimų kartu su ES. Ir vienas iš tų nutarimų, ko gero, bus laisvas judėjimas darbuotojams ir tai vėl reikštų, kad imigrantų skaičius, ko gero, liktų nepakitęs. Gal šiek tiek sumažėtų, bet jeigu ir sumažėtų, tai sumažėtų tik šiek tiek, tikrai nedaug. Vienas iš pagrindinių dalykų, dėl ko jie kovoja, ko gero net nepasikeistų. Tikimybė, kad jie pažeis ekonomiką smarkiai, labai smarkiai, yra tikrai didelė. Birželio mėnesį viena iš Anglijos parlamento narių, Jo Cox, buvo nužudyta. Ir ją nužudęs žmogus teismo metu, kai buvo paklaustas, koks yra jo vardas, jisai atsakė mirtis išdavikams už laisvę Britanijai. Tokiu metu, kai žmonės svarsto, ar likti ar nelikti ir kai vienas iš tokių įvykių įvyksta, tai tikrai gali paveikti didžiąją dalį balsuotojų. Ir tai tikrai nėra geras dalykas. Taigi, dalykai, kurie paveiks tiek mane, tiek visus jūs, ypač tuos, kurie nori kada nors atvažiuoti studijuoti į Didžiąją Britaniją arba dirbti Didžiąją Britaniją. Universitetai praras didžiulę dalį pinigų ir tai galėtų reikšti, kad kainos studijavimui pakils ir pakils gan nemažai. Dabar ES studentai moka tikrai mažiau negu tie žmonės, kurie atvyksta iš už ES sienų. Jeigu išstos Didžioji Britanija iš ES, to gali nebelikti. Gali būti taip, kad kiekvienas lietuvis, norintis atvažiuoti studijuoti čia, turės mokėti po 13 000 svarų į metus. Tai tikrai nebūtų geras dalykas. Taip pat nėra gerai tiem, kurie nori tiesiog atvažiuoti padirbti metus, 2 ar kažkiek laiko čia į Didžiąją Britaniją, nes kai jau Britanija išstos, gali būti taip, kad visiems norintiems atvažiuoti čia dirbti reiks vizos. O vizą bus gauti tikrai nelengva. Net ir seniai Top Gear vedėjai Clarksonas ir Mėjus pasisakė, kad jie už tai, kad Didžioji Britanija liktų ES nare. Making our TV show, which is called The Grand Tour and involves touring the world and a lot of Europe. If we weren't in Europe, we'd have to get a carnet every single time we wanted to go to any one of these countries, and that would take, 100 years. Atsimenat visus tuos nerealius ir labai smagius video, kai jie keliauja po Europą ir bando lenktyniauti? Tai tokius video jiems sukurti ir suorganizuoti būtų daug sunkiau. Jų komanda, kai važiuoja filmuoti tokius dalykus, yra apie 30-40 žmonių. Kiekvienas iš tų žmonių turėtų gauti vizas, leidimus ir važiavimas į kiekvieną kitą šalį galėtų duoti papildomų problemų. Vietoj to, kaip dabar jie gali tiesiog nuspręsti, iš ryto susipakuoti ir išvažiuoti. Nieko jiem dabar nereikia. Taip kad visos gyvenimo dalis, net ir pramogos ir tokie dalykai, viskas bus paveikta. Absoliučiai viskas. Mano smagiausia šių rinkimų dalis yra ta, kad aš ir visi kiti lietuviai, kurie gyvena Didžiojoje Britanijoje, gali registruotis balsavimui, bet negali balsuoti. Sistema yra labai keista ir aš dar iki šiol negavau paaiškinimo ir niekur neradau paaiškinimo, kodėl taip yra. Bet taisyklėse, kur parašyta, kas gali registruotis balsuoti, yra parašyta aiškiai, kad ES šalių nariai gali registruotis balsavimui. Tačiau kitoje pastraipoje, kur parašyta, kas iš tikrųjų gali balsuoti, yra taip, kad gali balsuoti tik tai Anglijos pilietybę turintys žmonės.
Jeigu kas nors žiūrintis šitą video turit normalų ir gerą paaiškinimą, kodėl taip yra, prašau, pasakykit komentaruose arba prašykit asmeninę žinutę, nes tikrai noriu žinoti. Nes kol kas, kiek aš išmastau, tai yra visiškai nelogiškas dalykas. Nes tai vien tas faktas, kad aš užsiregistravau, bet neįsiu balsuoti, automatiškai pakelia balsuotojų skaičių ir rezultatai, statistika tarp užsiregistravusių žmonių balsuoti ir ėjusių iš tikrųjų balsuoti tikrai bus neproporcinga. Vien dėl tokių dalykų, kad daugybė žmonių, kurie yra iš ES, gali registruotis balsuoti, bet balsuoti negali. Logikos nėra. Ok, aš tikrai nežinau, rytoj sužinosim, poryt sužinosim, kuom viskas pasibaigs. Tikimybė, kad viskas liks taip, kaip yra, maža. Nes jeigu ir nuspręs Didžioji Britanija likti ES, žalos jau yra gan nemažai padaryta. Daugybė žmonių pradėjo diskutuoti, ar verta ar neverta likti, labai daug žmonių pradėjo turėti labai stiprią nuomonę apie imigrantus, apie tai, kaip jų čia geriau kad nebūtų. Tikrai nėra smagu darbo vietoje ar aplinkui, bevaikštant, girdėti ir klausyti, kaip žmonės diskutuoja, kad emigrantai labai daug užima darbo vietų, kad jų čia nereikia, jie šiukšlės ir jie visiškai nepadeda šitai šaliai. Kai yra žmonių, kurie tikrai įdeda labai daug ir tiek mokesčių prasme, tiek bendruomenės prasme. Nežinau, kuom viskas tai pasibaigs, bet nuoširdžiai yra neramu, kad Didžioji Britanija išstos iš ES. Nes jeigu išstos iš ES, nieks nežino, kas atsitiks, net ir patys Britai. Tuo labiau neaišku, kas atsitiks mums. Lietuviams, kurie nori atvažiuoti, dirbti ar studijuoti į Didžiąją Britaniją. Dėkui. Šiandien tiek. Rezultatus sužinosim po poros dienų. Iki.